paštu. Tai man net nereikia niekur vykti, aš tiesiog, jeigu parašau savo elektroninio pašto adresą, man tiesiog atsiunčiamas laiškas, kad jau patvirtinta, kad aš deklaravau teisingai. Tai iš pradžių taip, iš pradžių bus pranešimas, kad inicijuota, po to jeigu viskas yra gerai ir jeigu jūs esate savininkas, tada, kad iškart vykdoma. Kai vykdoma, tai reiškia, kad seniūnija yra gavusi jūsų paraišką ir per 3 darbo dienas jie pasižada patvirtinti. Kai jau patvirtins, bus būsena įvykdyta, irgi busite informuojamas. Taip pat gali būti apie duomenų patikslinimo pranešimai, kadangi gali suvesti blogą asmens dokumentų numerį, arba taip pat gali būti savininkų sąrašo patikslinimo. Taip, tai irgi bus viskas informuojama elektroniniu paštu. Tikrai, manau, įstikiname, kad verta sutaupyti laiko ir kreiptis, deklaruoti savo gyvenamąją vietą elektroniniu būdu. Ir turime jau keletą klausimų, bet juos atsakysime laidos gale. Ir norėčiau pereiti prie antro pašnekovo, kuris yra labai gražiai apsirengęs žmogus su uniforma. Prisipažinsiu, ir aš besimokydamas mokykloje norėjau tapti policininku, bet tikrai ne vien tik dėl uniformos. Taigi, antroji paslauga yra elektroninė policija. Ir visus klausimus, ką galime daryti elektroniniu būdu su policija ir kaip, atsakys mums mūsų antras pašnekovas. Ir sveikinuosi, labą dieną. Labą dieną. Ir tai kaipgi, kada pradėjote elektroninės policijos paslaugą suteikti? Šita elektroninė policijos paslauga, jinai yra teikiama nuo praeitų metų Liepos 1 dienos. Čia yra taip vadinama mažoji e-policija. Jinai buvo daug paprastesnė. Dabar mes jau esam pasirengę, esam išplėtę e-policiją ir mes kaip tik tais startuojam kitą savaitę, nuo lapkričio 1 dienos. Žmonės galės policijai pateikti pranešimus apie nusikalstamas veikas, apie administracinius teisės pažeidimus, taip pat ir kitus teisės pažeidimus. Tai galbūt apšilimui pažiūrėkime tokį filmuką, kurį sukūrėme prieš tai, ir vėliau pademonstruosime, kaip konkrečiai, ką galėtumėte daryti naujoje svetainėje, kuris startuos jau lapkričio mėnesį. Lietuvos policija jau nuo senų laikų bando ieškoti, kaip tobulinti savo paslaugas, kaip įteikti jas kokybiškai, ir vienas iš būdų, kurį mes pamatėme, kad galėtume tai realizuoti, tai yra internetinė erdvė. E-policijos paslauga skirta faktiškai visiems žmonėms, ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir užsienio piliečiam, kurie galimai nukentėjo nusikalstamos veikos arba teisės pažeidimo, ar buvo liudininkai tokio įvykio, ir tie, kurie faktiškai turi nusiskundimus dėl policijos veiklos, ir visa informacija, kuri susijusi su nusikalstama veika arba teisės pažeidimais. Ši paslauga atnaujintam portale, kuris vadinsis, mes taip trumpinai vadiname e-policija, bus paleistas nuo lapkričio 1 dienos. Šita paslauga veiks keliais būdais. Pirmas būdas tai yra portalas. Žmonės galės prisijungti prie portalo ir užpildyti struktūrizuotas formas. Taip pat tą pačią informaciją galės pateikti SMS žinutę arba, kaip vadinama, MMS žinutę. Taip pat galės pateikti elektroniniu paštu. Ypatybė tai, kad visur, bet kokiam elemente, jie galės pasirašyti dar elektroniniu parašu. Viešosios paslaugos išskirtinumas yra tai, kad mes priima ir anoniminius pranešimus, tai yra žmogus gali neautorizuotis. Bet mes rekomenduojam autorizuotis vien todėl, kad jeigu žmogus autorizuosis, jisai galės, nereikės jam, jisai užsiregistruos paskyrą savo, jisai susives, pavyzdžiui, vardas, pavardė automatiškai, gyvenamoji vieta, deklaruota vieta, galėsim įsivesti savo elektroninį paštą, nurodyti savo telefono numerį ir tie duomenys bus perpanaudojami jau tolimesnėse žingsniuose, jam nereikės jų papildomai pildyti. Taip pat, jeigu jisai autorizuosis, jisai gaus, vadinasi, to pranešimo būseną. Kokia jis yra? Pavyzdžiui, užregistruotas, priimtas, atmestas, pradėtas ikiteisminis tyrimas, nukreiptas kažkoks papildomas patikrinimas darosi. Tai reikš tai, kad pats žmogus galės kontroliuoti, kas su jo pateikta informacija veikia. Šita paslauga skirta neskubiems įvykiams. Jeigu yra skubus įvykiai, reikėtų skambinti bendrojo pagalbos centro telefonu 112.
tačiau jeigu vis tiek žmogus užpildo, mes dabar diskutuojame, nes priklauso nuo kiek tokių pranešimų bus, mes manome tai, kad bet kokį šitą pranešimą mes turėtume sureaguoti per 6-12 valandų. Na kągi, tiems, kurie ką tik prisijungė prie mūsų transliacijos, priminsiu, kad apie elektroninės policijos paslaugas mums dabar papasakos policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos licenzijavimo skyriaus viršininkas Audrius Čiupala. Ir tada kviečiu tarti įžanginį žodį ir tada pradėsime mokintis naudotis tomis paslaugomis. Tai dabar kaip tik aš ir parodysiu, reiškia, kaip bus galima policijai jau lapkričio mėnesį pateikti pranešimą apie nusikalstamą veiką arba administracinį teisės pažeidimą. Reikės atsidaryti policijos svetainę, kuri yra adresu www.epolicija.lt ir atsidarius šią svetainę jūs tikrai pamatysite tą draugišką aplinką ir pakankamai paprastai galėsite pranešti policijai. Tai kairėje pusėje, reiškia, yra išdėstyti galimi pasirinkimai ir tarkim aš dabar pasirenku pranešti policijai ir tiesiog aš esu dabar užsiregistravęs, jeigu reiškiasi, kad užsiregistruoti reiškiasi ir pateikti reiškiasi pranešimą jau autentifikavosis per bankinės sistemas arba pasirašyta elektroniniu parašu, tai tokiu atveju jūs busite nukreiptas reiškiasi į elektroninės valdžios vartus, na ir tuomet jums tiesiog mažiau reikės užpildyti tų laukų ir maža to, aišku, jūs galėsite stebėti visas būsenas, kaip jūsų pranešimas yra tyriamas, matysite, ar jisai priimtas, ar yra registruotas, ar yra priimti kažkokie tai sprendimai. Kitu atveju, jeigu tas pranešimas bus anoniminis, tai taip pat yra įmanoma. Tokiu atveju na, policija, aišku, jeigu tų faktinių aplinkybių, kurios yra išdėstytos tame pranešime užteks, policija, aišku, tą nusikaltimą ar teisės pažeidimą tirs, tačiau jau žmogus tos informacijos, reiškiasi, apie tai, kaip jo pranešimas yra tyriamas, jis tos informacijos negaus. Na, tai dabar ir pabandysime užpildyti, reiškiasi, vėlgi yra čianais žemėlapis, pirmiausia reikia nurodyti, kurioje vietoje atsitiko įvykis, galima tiesiog žemėlapyje pažymėti tą vietą, galima, reiškiasi, jeigu yra adresas žinomas, tai tiesiog tą vietą surinkti. Na, aš dabar ir, tarkim, įvykis įvyko Vilniuje, Saltoniškių gatvėje. Aš kartu pasiūlymus programą jo, matau programa pateikia. visą laiką, reiškiasi, tik pradedi rinkti, jinai visą laiką siūlo, reiškiasi, kokie galimi variantai. Na, ir tarkim, aš pastebėjau, kad yra įvykdytas kelių eismo taisyklių pažeidimas. Aš sakau, kad įvyko kelių eismo taisyklių pažeidimas. Atsiprašau, iš karto patrauksiu. Labai čia visai neseniai skaičiau vienam naujienų portale, kaip žmogus pranešė apie girtą vairuotoją. Jeigu aš matau, kad mano kaimynas, tarkim, važiuoja į darbą išgėręs, ar aš galėčiau pranešti pasinaudodamas policijos paslaugą? Taip, tikrai galėtumėt pranešti ir aišku, na, visą laiką yra gerai, kai yra jau renkami ir įrodymai, vėlgi tokiu atveju gerai, reiškiasi, ir nuotraukos, vėlgi prie šito pranešimo galima, reiškiasi, na, prisekti nuotrauką arba filmuotą medžiagą ir policija vėlgi jau turės dalį tos užfiksuotos medžiagos, pagal kurią galės toliau tirti tą nusikaltimą ar pažeidimą. Dabar vėlgi dar reikia įvesti įvykio datą. Na, tarkim, įvyko data šiandien. Ir po to vėlgi reikia surašyti aplinkybės, reiškiasi, kas ten atsitiko, reiškiasi. Tai, tarkim, buvo pastatytas automobilis.
Tai jūs dabar rašote pranešimą apie Taip. ne vietoj pastatytą automobilį. Jo, aš tiesiog pastebėjau, reiškia, kad automobilis yra pastatytas pažeidžiant kelių eismo taisyklės, reiškia.